Sveiki bičiuliai, ir šiandien sveikinuosi vėl su jumis ir labai dėl to džiaugiuosi, nes kiekvienas susitikimas atneša galimybę pasisemti kažko, apmąstyti kažką ir tuo pačiu galbūt apmąsčius kažkaip patobulėti. Tad sveiki atvykę į Išminties minutėlę ir šiandien pakalbėsime apie baimę ir drąsą. Tad nieko nelaukdami, pradedam. Kaip aš džiaugiuosi, kad turiu tokią progą, turiu tokį šansą pabendrauti su jumis ir kiekvieną kartą mes išminties minutėlėse, arba kaip aš mėgstu sakyti, išmintėlėse paėmam kažkokią temą ir galvojau, apie ką šiandien pakalbėti, apie ką pakalbėti šios savaitės išminties minutėlėje. Ir kaip tik kilo mintis pakalbėti apie drąsą. Kas iš tikrųjų yra ta drąsa? Nes dažnai žmogui atrodo, kad drąsūs žmonės yra tie, kurie nebijo. Ir tada kiti nori tokiais būti. Galvoja, jeigu aš neturėčiau baimės, tada aš būčiau kietas, aš būčiau drąsuolis, aš galėčiau įveikti visas negandas, galėčiau įveikti visas problemas, sunkumus, nes aš nebijočiau. Ir šitoj vietoj norisi padaryti pauzę ir užduoti klausimą, ar iš tikrųjų taip yra? Ar įmanoma neturėti baimės? Nes jeigu kalbam apie baimę, tai baimė yra emocija. Kai bijome kažko ir sakom, aš turiu baimę, aš bijau, man baisu ir panašiai. O kai sakome, man linksma, man gera, man džiugu, dar ir galima apie kitas emocijas pakalbėti. Pavyzdžiui, pyktis. Aš supykęs, aš pykstu, gėda. Aš jaučiu gėdą, aš gėdinuosi. Kokių dar emocijų galim sugalvoti dabar greitai. Susidomėjimas. Žmogus susidomi kažko ir kažką daro įnirtingai, susikaupęs, domisi ten ir panašiai. Nes yra susidomėjimas. Kaltės emocija, kaltė kyla, kad kažką blogo padarė ir kaltė kažką praneša. Taigi visos tos emocijos yra mumise ir visos jos reikalingos, nes jos turi informavimo funkciją. Informuoja žmogų, kad kažkas yra, kažkas vyksta. Taip pat ir baimės emocija yra reikalinga, jeigu baimės nebūtų. Tai pagalvokite, tokia situacija, žmogus neturi baimės ir sako, yra be baimės. Ir vėlgi šitoj vietoj kyla klausimas, ar yra tokių žmonių, kurie yra be baimės, visiškai be baimės. Aišku, kitas sakys, tai aš nebijau aukščio, aš galiu ten ant virvės vaikščioti, galiu stogais šokinėti, bet žiūrėk, turės kitokių baimių. Kalbėti prieš auditoriją, atsistoti prieš didelį kiekį žmonių ir pasakyti labą dieną. Juokauju. Tai esmė, čia šitoj vietoj parašykite savo mintis, ar yra žmogus be baimės. Aš manyčiau, kad šitoj vietoj kažkas būtų ne taip, nes jeigu yra emocijos, reiškia visos jos reikalingos. Taigi, ta mintis, jeigu neturėčiau baimės, būčiau drąsus. Ir čia priėjom tokią išvadą, kad neįmanoma neturėti galbūt kažkokioj srity tu neturi baimės, bet kitoj srity turi. Ir tada gaunasi taip, kad baimės mes vis tiek negalim atsikratyti visur.
baimės ir nereikia atsikratyti, nes baimė tai yra toks dalykas, kai yra pavojus, jinai sukyla ir mus informuoja, kad kažkas yra ne taip. Pavyzdžiui, einate gatve ir tiesiai jūs, nors jūs per pėsčiųjų perėję, tiesiai važiuoja kažkoks automobilis. Ir sukyla baimė, kad jūs spruktumėt į šoną ir pabėgtumėt. O jeigu nebūtų baimė šitoj vietoj, matot, tiesiai jūs važiuoja automobilis ir nestabdo, tai ką jūs darot? Ir savo einat toliau ten užsisvajojęs, žiūrit, o paukštelis skrenda, juk taip būtų pavojinga, baimė reikalinga, kad mes galėtumėm išsisukti iš tam tikrų situacijų, pavyzdžiui, va tokių, kur dabar pasakoju. Na, gal reiktų atsikratyti nerimo. Vat šitas dalykas dažnai mums trukdo, nes nerimas yra toks dalykas, kai tu esi namuose ir tu gali jausti nerimą, kad ateis mintis, kad jeigu išeisiu iš namų, mane partrenks automobilis. Nors jūs dar namuose, nėra jokio pavojaus, nieko nėra, bet jūs jau nerimaujat. Vat čia šitas dalykas tai yra blogas. Šitas dalykas yra negeras, kuris žmogus stabdo, atima iš jo džiaugsmą, atima iš jo norą kažką daryti, kažko siekti ir panašiai. Nes jisai galvoja, geriau nieko nedarysiu, sėdėsiu, kur esu ir viskas. Ir tada tas nerimas, atrodo, viską užblokuoja. O šito dalyko reikia labiau atsikratyti nei baimės. Dabar tokia mintis, aš čia užsirašęs esu, galvojau, irgi kaip tik šitai temai labai tinka. Drąsa yra neturėjimas baimės, neturėjimas baimės, bet baimės įveikimas. Aš dar pataisyčiau šitą frazę ir sakyčiau, drąsa yra ne baimės neturėjimas, o nerimo įveikimas. Nes tas nerimas kiša koją. Psichologų dirbu nuo 2009 metų. Jau tada pradėjau turėti tokias pirmas konsultacijas, turėjau galimybę. Ir nuo to laiko dirbau su paaugliais ir su suaugusiais. Bet kalbant apie paauglius, noriu tokį dalyką pasakyti, kad tie atvejai, nesvarbu, su sunkumai susiduriam visi, bet tie atvejai, kai yra kažkokie sunkumai, daug lengviau sunkumus įveikia tie, kurie turi mylinčią šeimą, kurie turi artimuosius, į kuriuos galima kreiptis, kai tau sunku. Ir pastebėjau tokį dalyką, kad kai žmogus turi kitą žmogų, arba net jų daugiau, mamą, tėvą, brolį, sesę, draugas, bičiulis kažkoks, bendradarbis, kaimynas, nežinau. Svarbu, kad turi kažkokį žmogų ir žmonės, tie, kurie turėdavo į ką atsiremti, su kuo išsikalbėti, tai tie žmonės daug greičiau ir lengviau įveikdavo sunkumus. O tie paaugliai, kurie būdavo labiau tokie vieniši, tėvų neturėjo kai kurie, tai tiems tikrai daug sunkiau buvo įveikti sunkumus. Taigi dar viena tokia frazė, žmogus tampa drąsus, kai yra užtikrintas, kad yra mylimas. Šitas dalykas tikrai priverčia susimastyti ir suprasti, padeda suprasti, kaip svarbu mums visiems turėti žmogų, turėti artimą, turėti bičiulį, turėti šeimą, kur tu gali pasisemti, sustiprėti ir tada tu pasikrauni. Nes tu žinai, kad esi mylimas ir kai susiduri su bėdom, su problemom, tu žinai, kad esi ne vienas. Nes vienam, kai yra kažkokia problema, tau vienam visą laiką sunkiau, toks fizikinis dėsnis. Su vienu pirštu kažką pakelt, tu gali, bet yra daug sunkiau, bet su visais 5 daug lengviau gali visą šitą reikalą sutvarkyti. Taigi, žmogus tampa drąsus, kai yra užtikrintas, kad yra mylimas. Ir dar vienas niuansas, kalbant apie baimę ir drąsą,
tai, kad baimė maitinama blogom naujienom. Nerimas maitinamas blogom naujienom ir sako, aš bijau, po to negaliu užmigti, negaliu gyventi normaliai, nes aplinkui vien tik blogos naujienos. Kuom mes maitinamės kasdien? Maitinamės, turiu omeny, ne fizinį maistą, bet tą maistą, kuris ateina į mūsų galvas, ten, ką mes mąstome savyje, viduje, kokios mumise mintis, apie ką dažniausiai galvojame, o apie ką galvojame priklauso ir nuo to, ką skaitome, ko klausome ir panašiai. Taigi, nerimas ar baimė yra maitinami tais dalykais, kuriuos aš vadinu šiukšlėmis. Tomis šiukšlėmis mes užteršiame savo mąstymą, savo mintis ir paskui savo kasdienybėje turime tas mintis ir jos mus stabdo. Atima motyvaciją, galbūt net atima ir sveikatą. Jeigu net nueiname iki tokio lygio, kad išsekimas atsiranda, ne, žmogus gali sekti, jeigu yra nuolatinėme strese. O įsivaizduok, jeigu tu kasdien galvoja apie tai, kas yra blogai, kasdien skaitai blogas naujienas, o vien tik tokios visada būna dažniausiai, ir kas atsitinka? Ogi atsitinka taip, kad pasaulis tampa nelabai gražus, o nelabai gražiam pasauliu yra sunku gyventi. Tada kyla klausimas, o tai koks iš tikrųjų tas pasaulis yra? Ir tą pasaulį mes matome skirtingai. Vienas mato, o šiandien lietus lyja, kaip fainai, pamedituosiu, ramybėj pabūsiu. Kitas galvos, o ne, ir vėl lyja, atsibodo, negaliu, noriu saulės ir panašiai. Visi mes norime saulės, bet daug kas priklauso ir nuo to, kaip mes priimam tą informaciją. Tai va, tai tokia šiandienos išminties minutėlė. Noriu padėkoti jums, kiekvienam iš jūsų, už jūsų komentarus, už jūsų mintis. Jeigu yra kažkokių minčių ir norit pasidalinti, parašykit apačioje. Taip pat dėkoju Contribui nariams už paramą finansinę ir tai irgi tokia kaip motyvacija man judėti į priekį. Ačiū visiems, kad būnat kartu visą tą laiką ir kanalas toliau eina į priekį. Tad ačiū jums visiems ir šį sykį sakau ate.